Kelmiškiams. 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 Sveiki, mėly Šiaulių televizijos žiūrovai, Kelmės krašto ir pasaulio kelmiškiai. Laida Kelmiškiams – tai žiupsnelis naujienų iš Kelmės krašto ir fragmentai apie tai, ką rašo laikraštis Kelmiškiams. Prabėgusioji savaitė telkė kelmiškius susikaupti analizuojant Kelmės krašto verslumą. Kelmėje vyko jau tradicinėmis tapusios verslo dienos, pakvietusios į seminarus, paskaitas, kuriuose savo išmintimi dalijosi įvairūs autoritetai. Verslo dienų baigiamasis renginys vyko Kražių Motiejaus Kazimiero Sarbievijaus kultūros centre. Į klausimą apie strateginį verslo vystymą ir rytojos konkurencingumą savo pranešimu bandė atsakyti akcinės bendrovės DNB bankas ekonominių tyrimų padalinio vyresnioji analitikė Indrė Genytė Pikčienė. Verslo dienų dalyvius sveikino garbūs svečiai – Lietuvos Respublikos teisingumo ministras Juozas Bernatonis, Europos parlamento narė Vilija Blinkevičiūtė, Lietuvos Respublikos Seimo nariai Alma Monkauskaitė, Kęstutis Masiulis, rajonų vadovai, atvykę svečiai iš šalies verslo centrų bei verslininkų asociacijų atstovai. Sveikindami, svečiai akcentavo, jog 10-asis verslo dienų renginys žymi ir kitą labai svarbią datą – Kelmės verslo centro įkūrimo 10-metį. Todėl negailėta šiltų sveikinimų ir nuoširdžių linkėjimų. Pagrindinį šventės dėmesį sutelkė verslo dienų 2013 nominacijos. Kaip ir pernai geriausių rezultatų pasiekusias verslo įmonės siūlė rajono seniūnijos, skelbdamos nominacijas. 2013 m. Kelmės rajono įmonė paskelbta uždaroji akcinė bendrovė Račkausko Agrotech. Diena ir naktis. Taip mėgstame lyginti kai kuriuos ženklius pasikeitimus. Diena ir naktis. Taip apie pasikeitimus uždarojoje akcinėje bendrovėje Račkausko Agrotech sako jos savininkas ir vadovas Petras Račkauskas. Tada nieko neturėjom, šiandien mes turime materialinę bazę, techninę bazę, viso, kurį laikom techniką, turim techniką, visą statybinę susipirkim, kurias reikia, turim savo karjerą, turim poilsiavietes, turim visą tai, kad didelis būrys yra specialistų kvalifikuotojų, kurie baigia mokslus, kurie turi diplomus, atestatus, kurie gali dirbti bet kokį statybos srity darbą. Tuomet prasidėjus blokadai, greitai orientuotasi vežti į Lietuvą degalus. Vėliau imtasi prekiauti maisto produktais, nes šioje srityje taip pat trūko verslo. Akys krypo į populiarėjančią verslo sritį – turizmą. Imtasi gaivinti Sedulos poilsiavietę Tytuvėnuose. Reikėjo atlikti daug statybos darbų, tad racionalu buvo įkurti savo statybos brigadą, kuri vis plėtėsi ir augo. Augo ir statybos darbų paklausa tiek Kelmės rajone, tiek Lietuvoje. Darbuotas ir Klaipėdoje, kur už keletą milijonų litų statytos laivininkystės mokyklos mokymo patalpos. Tačiau geriausia, kai statybų objektai nėra labai nutolę nuo Kelmės. Tuo atveju, jeigu dirbam vietoje, mes galime konkursą statyti mažesnę kainą. Kadangi žmonės vietoje, technika vietoje, turim savo karjerą, tai mums žymiai viskas pigiau išeina. Todėl mes galime čia sėkmingiau darbuotis, konkuruoti. Petras Račkauskas dalykiškas žmogus. Todėl tuščių filosofijų nepripažįsta, tiesiog tam nėra laiko. Laimingas, kai mato sėkmingai nuveiktą darbą, žengtą žingsnį. Man tai džiugu širdį taip, kad taip kitąsyk pasiseka, bet mes tuo keliu ir einam. Skaitau, kad čia yra nuopelnas ne mano, o yra mūsų kolektyvo žmonių rezultatas. Mes kūrimės visi kartu, mūsų tikslas dirbti, įsilaikyti save, šeimas, vaikus ir turtinti valstybės biudžetą. Man visada širdį yra paprastas dalykas, kad aš išlaikyčiau kolektyvą, kiek kas tai priklauso nuo manęs, kad jis pastoviai gautų visą laiką atlyginimą ir kad viskas mūsų kolektyve būtų gerai, be sunkumų. Verslo situaciją Kelmės krašte susirinkusiems apibūdino visuomeninės organizacijos Krašto informacija kūrybinės grupės parengtas filmas Judame pirmyn.
Kelmės kraštas yra Šiaulių apskrities pietvakarių dalyje, išsidriekęs 1705 kvadratinių kilometrų vidurio Žemaičių aukštumoje ir rytų Žemaičių plynaukštyje. Čia gyvename mes, kelmiškiai, žemaičiai dūnininkai. Mūsų šiandieną yra 31 200. Daugiau nei 60% gyvena kaime, taigi Kelmės rajonas yra tikrai kaimiškas. Kelmės rajone yra 82 700 hektarų žemės ūkio naudmenų. Tai yra daugiau nei pusė žemės fondo. Ūkininkų ūkio registro duomenimis čia įregistruota 9600 ūkių. Bendrosios žemės ūkio produkcijos sukuriama daugiau nei už 250 milijonų litų. Pagal žemės ūkio bendrosios produkcijos vertę Kelmės rajonas yra iš pirmaujančių Šiaulių apskrityje. Kelmė yra, sakysim, toksai kaip probleminis rajonas vien dėl to, kad trūksta tos įmonių verslių ir verslo trūksta, nes trūksta užimtumo verslas, tai yra iš tikrųjų suteikia galimybę žmonėm turėti užimtumą, tai yra darbai, pragyvenimo šaltinius, įdarbina žmonės. Sakysim, yra verslas, kur individualus verslas, kur žmogus dirba tik tais individualioje įmonėje, jis tik tais išsilaiko vien save ir savo šeimos narius, jis neįdarbina kitų žmonių, tai yra toksai, to verslo tokio gal Kelmės rajone yra ir nemažai, jis yra išsiplėtojęs. Bet verslo, kuris įdarbintų kitus žmonės, tai iš tikrųjų trūksta šito, labai trūksta. Ir tą jaučia, nes ne kiekvienas žmogus gali ir tokį verslą vykdyti. Čia reikalingas ir intuicija, ir žinios, ir kapitalas, visko reikia čia. Smulkus ir vidutinis verslas yra laikomas vienu svarbiausių ekonomikos augimo veiksnių, turinčių esminį poveikį tiek šalies, tiek krašto ūkio raidai ir socialiniam stabilumui. Žemas verslumo lygis Kelmės krašte išlieka aktualia problema. Situacija keičiasi lėčiau nei šalyje. Jeigu nebus verslo, nebus užimtumo, nebus sukuriamas darbo vietos, privačios darbo vietos, ne valstybės pinigais, savivaldybės pinigais, tai čia mes tikrai būsim mirštantis rajonas, mirštantis miestas, nes sutvarkytą turėsim infrastruktūrą, bet jas nesugebėsim išlaikyti, nes neužteks pinigų. Kelmės verslo informacijos centras, įkurtas prieš 10 metų, tapo vieta, kur užgimsta verslo idėjos, jos sutvirtinamos ir palydimos į kelią. Verslininkas tikras, juo reikia žavėtis, nes verslininkai kuria ateitį. Jie paukoja viską, jie gyvena savo verslu, jie ir naktį miega, ir dieną jie dirba 24 valandas per parą, nes tai yra jų gyvenimas. Jiem nėra galimybės ir jie neturi tokios teisės, kad uždariau duris ir mano darbas baigėsi. Jie dirba 24 valandas per parą. Kai lapkritis dovanoja dar mielas rudens dienas, malonu apie tai drauge pasikalbėti. Tokia proga nuvykti į Kražius, kur kultūros centro darbuotojai jau 5 metus surengia Respublikinę poezijos popietę Ruduo eilėse, posmai dainose. Šventė, kurios nuotaika, poetiškumą kėlė jos organizatoriai, ilgai išliks dalyvavusiųjų širdyse. Pasidžiaugta ir poezijos konkurso, skirto Kražių 760 metų sukakčiai dalyvių kūryba. Apdovanoti laureatai. Pirmoji premija skirta Rimai Petrilevičienei iš Kėdainių už eilėraštį Po Kražių dangumi. Antroji Kelmiškei Jadvygai Šimkieniai už eilėraštį Kražiuose žydi akmenys. Trečioji kilusiai iš Kražių dabar šiaulietiai Vilijai Kalvaitytei Mickieniai už eilėraštį Mano kražiai. Apie puikų renginį rašo ir konkurso laimėtojų kūrybą spausdina laikraštis Kelmiškiams, kurio, tikimės, nepamiršote užsiprenumeruoti. Skaitykite, kokie metai buvo mūsų žemdirbiams, kokiais rezultatais pasitiko kasmetinę žemdirbių šventę. Primename, jog vyksta laikraščio Kelmiškiams prenumeratos akcija 2014 metams. Ja pasinaudoję skaitysite laikraštį visus metus pigiau. Kelmiškiams. Kelmiškiams. Kelmiškiams.